Sveiki! Antra išmaniųjų telefonų pamokėlė apie tai, kaip parsisiųsti programėles iš Google Play Store programėlių parduotuvės. Pirmoje pamokėlėje pamatėte, kaip prie parduotuvės reikia prisijungti, o dabar pamatysite, kaip ją naudotis. Taigi, jei jau susijote telefoną su Google elektroniniu paštu, parsisiųsti programėles yra labai paprasta. Taigi, pirmiausiai įjungite programėlę pavadinimu Play Store. Kai kuriuose modeliuose tai gali būti Market. Tai padaryti galite pagrindinėme telefono ekrane arba visų programėlių sąraše. Jeigu tai darote pirmą kartą, paspauskite atsiradusiame lange Sutinku. Prieš jūs atsiras mobiliųjų programėlių parduotuvė. Šio žodžio bijoti nereikia, nors tai ir parduotuvė, didžioji dalis programėlių joje yra nemokamos. Pabraukę pirštu į dešinę, pamatysite išsamų kategorijų sąrašą. Kategorijų čia yra daugybė, tokių kaip orai, transportas, kelionės ir taip toliau. Šiuose kategorijose galite pasirinkti matyti norimas srities programėles. Bet kurioje kategorijoje, braukdami pirštu kairėn ar dešinėn, pamatysite įvairias joje esančias aplikacijas. Tokias kaip populiariausias, karščiausias, geriausiai parduodamas, mokamas, nemokamas ir taip toliau. Viršuje pamatysite padidinamąjį stiklą. Ant jo paspaudę galėsite įrašyti bet kokios programėlės pavadinimą ir parduotuvė suras visas panašias programėles. Pavyzdžiui, įrašę žodį orai ir paspaudę padidinamąjį stiklą antrą kartą, programėlė suras aplikaciją pavadinimu orų prognozės. Tai yra lietuviška orų prognozių programėlė. Šalia jos dešinėje pusėje parašyta ir programėlės kaina. Šiuo atveju tai yra nemokama. Taigi, paspaudę ant orų prognozės, naujame lange pamatysite, kaip programėlė atrodo. Jos nuotraukas, aprašymą ir vartotojų atsiliepimus. Lango viršuje paspauskite mygtuką įdiegti. Tuomet sutikti ir atsisiųsti. Viršuje pamatysite programėlės siuntimo progresą. Jeigu aplikacija yra didelė ir siunčiasi ilgai, galite toliau dirbti telefonu. Aplikacija atsisiųs ir įsidiegs automatiškai. Telefono viršuje, užduočių juostoje atsiras parduotuvės maišelio su varnele piktograma. Taigi štai, matome programėlę jau atsisiuntė. Dabar galime paspausti atidaryti ir pažiūrėti, kaip ji veikia. Na, o norėdami programėlę įjungti kitą kartą, tai turėsite padaryti tiesiog iš savo telefono ekrano. Štai kaip matote, ji atsirado viršuje, kairiame kampe, taip atsitiks ir jūsų telefone. Taigi, gero siuntimosi.